Aha, gerai, viskas veikia. Tu jungiasi su savo pirmąją projekciją. Jungi su ta informacija. Aš dabar ją atsiverčiu ir pradėsiu ją skaityti. Tai čia buvo Liepos 13. Tu parašei, jog tau projekcija prasidėjo iš sapno naktį. Ar tu atsibudai iš po sapno ir tada pradėjai projektuotis, ar tu sapne pradėjai projektuotis? Aš va šitą nelabai supratau. Gal prisimeni? Ne, aš sapnavau ir tik tada prasidėjo projekcija, aš neatsibudau. Gerai. Tai prasidėjo nuo lengvo išsiridenimo, praėjai pro langą, buvo lietus, bet jis buvo šiltas, jutai didelius lašus, o dangus buvo tamsus. Skridai, mintise pasakei, parodyk man pasąmonę kokį svarbų įvykį arba kur pasąmonė mane nuves. Nori pamatyti tai, kas svarbu ir kas dar neatidirbta. Tada tu atsiradai ant žemės ir pamatei, jog eina jauna moteris aplink tamsu. Iki paskui ją, nes tau pasirodė, kad ji yra nesaugi. Ji ėjo su labai gražia suknele, bet tokia senoviška. Ir jūs patekote į kažkokį vakarėlį. Tu jos paklausai, ar mes esame astralinėme, ir jie atsakė taip. Tu paklausai, ar ji žino, kas tu. Jie atsakė angliškai Kimberly. Ir tu supratai, kad tai buvo tavo tuometinis vardas. Ji parodė tave kažkokioms merginoms, o jos tik nusišypsojo. Ar man dabar sustoti ties čia, ar dar truputį eiti į pasakojimą? Gal galim sustoti? Ar matai jau tą merginą? Jo, aš mačiau. Man, žinai, kas labai įsimintiniausia buvo irgi iš tos visos dalies šilti lietaus lašai. Aš tiesiog kitų, kaip jie įsigeria į visą mano subtilųjį kūną, žinok. Labai, labai fainas jausmas. Ar čia buvo prieš šią projektą? Gal tai buvo, kadangi tave pasąmonė jau aišku, jį anksčiau viską žino, mūsų noras. Ar tai buvo kažkoks toks kaip apsivalymas, ar tas lietus turėjo kokią funkciją specialią tau? Paruošimas į kitą erdvę. Ir, žinai, saulė po tos projekcijos, kai atsibudau, iš tikrųjų ir pradėjo lyti. Jo. Naktį pradėjo lyti smarkiai. Bet čia jo, čia buvo paruošimas įeiti į kitą erdvę. Toks kaip nuplovimas. Aš irgi esu pastebėjusi, dažnai projekcijose, kai šoku pro langą, pavyzdžiui, ar kažkur skrendu, labai dažnai būna lietus. Ir aš galvoju, ar gali būti, kad čia taip tikrai aš pataikau ant to lietaus, bet dabar iš tavęs supratau, kad tai vis tik gali būti ir tas paruošiamasis. Žinok, gali būti ir paruošiamasis, ir jeigu tu projektuojas čia ir dabar šioj realybėj, gali papulti ir ant lietaus. Aš buvau į vėtrą netgi papuolusi. Kaip fainai. Labai įdomus poetas buvo, aš taip nebijojau, galvoju, wow, kažkas įdomaus. Tai, kas čia atrodo mums galbūt nesaugu, projekcijose atrodo viskas įdomu, kažkaip nėra baimės. Nelabai. Ne, yra toks, norisi kuo daugiau patirti ten būnant. Aha, gerai. Ir dabar toji mergina, kurią tu pamatai ir tau jie atrodo, jog ji yra nesaugi. Kas toji mergina? Ta moteris tai mano vėlė tarsi, kuri rodė kelią, nes kai ėjo, buvo apšviesta, atrodo visur tamsu, žinai, o ji apšviesta tokia kaip vidumi jutau, kad jinai man nori kažką parodyti, kad aš tiesiog jutau, kad aš turiu sekti paskui ją.
Dabar jau viskas aiškėja. Mhm. Supratau. Gerai. O jeigu jungiantis prie to įvykio, tai tu ten ėjai turbūt, ar ne? Ta Taip, prasme, ne ta moteris, bet tu ėjai į tą vakarėlį. taip, taip, Dabar tik jį vedė tave norėdama parodyti. taip, Jos ten nebuvo, tu viena ėjai Kimberly, ar ne? taip. Gerai. Tai mes leiskime tada ją ir toliau rodyti, gal ir daugiau papasakos tavo vedlė, pasikvieskime ją. Aš ją jau matau. Gerai. Tiesiog perduoti informacijos burbuliuką dabar, kad dabar mes nagrinėjame hipnozėje tas projekcijas dvi. Ir taip pat, jeigu jie mums gali padėti, būsime labai dėkingos. Aš ėjau į šventę. Tai jūs atsidūrėte, kai jį tave vedė projekcijoje, jūs atsidūrėte prie įėjimo, stovėjo 2 sargybiniai, bet jie tau pasirodė kaip mafijozai. Patekote vidun ir ten vyko vestuvės. Sėdėjo nuotaka, jos suknelė buvo irgi senovinio kirpimo. Ir tau lyg kažkas padavė auksinę grandinėlę. Tu supratai, kad tuo metu auksas buvo vertingas. Toks jausmas, kad aš esu laukiamas svečias ir kažkaip vyksta tokie kaip apdovanojimai, kažkaip atrodo švenčiama kažkokia tai pergalė. Na, aišku, ten tos vestuvės irgi vyko, bet kažkaip atrodo, man ta grandinėlė kaip simbolis už kažkokį tai darbą perduoda, įteikia. Už gerą darbą ir toks jausmas, kad aš kaip agentė kažkas tokio, kaip kažkokia šnipė toj reinkarnacijai. Čia mano reinkarnacija. O geras, įdomu, kas ten per darbas, už ką tau buvo atlyginta. Ginklai. Aha, bet tu tuose vestuvėse dabar buvai tų jaunavedžių kaip artimas, tiesiog jie tave kvietė ar nežinodama tave, kad tavo tą profesinį pobūdį, ar ne? Ne, jie visi žinojo, nes vieni kitus labai gerai pažįsta, atrodo. Aha, tai čia artimas ratas buvo. Artimas ratas, kaip galėčiau pavadinti vos ne kaip šeima toks jausmas, kad yra tik tai savi. Ir man... Mafija. Čia panašu, bet čia daugiau kaip, žinai, metai tuos senus laikus 20 amžių. Ir man turbūt, ar ne? Jausmas, kad aš daugiau tokia kaip, prieš tai galvoju, kad aš į Angliją, bet man kažkaip daugiau rodo į Ameriką, žinok. Žadėjau dabar klausti, kokia tai vieta. Amerika, bet kažkaip labai turi glaudų ryšį su Anglija. Kolonija gal kokia? Bendradarbiavimas ir ginklų kažkaip tais susijęs su ginklais. Ir man kažkodėl eina tas žodis šaltasis karas. Aš apie jį mažai žinau, bet man eina žodis šaltasis karas. Štuoj pasižiūrėsiu, jeigu nori. Gerai, pažiūrėk. Tūkstantis 947. Kaip įdomiai. Šaltasis karas vyko nuo 1947 net iki 1991. Geras. Tai buvo ideologinė priešprieša tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Sovietų sąjungos bei jų sąjungininkų po Antrojo pasaulinio karo. Jis nebuvo tiesioginis karinis konfliktas tarp dviejų supervalstybių,
bet vyko per ginklavimosi varžybas, branduolinio ginklo lenktynės, propagandą, šnipinėjimą. O Geras, matai? Mhm. Tai pagrindiniai momentai buvo 1949 metais įkūrė, paskui buvo Berlyno sienos statybos, Karibų krizė, SSRS silpnėjimas. Vat ir buvo tas ginklavimasis, kaip ir pasakėjai. Geras. Palauk, dar paklausiu, kas vyko Anglijoje. Mhm. Tai čia tavo paskutinė reinkarnacija, Dovilė, gal? Gali Prieš būti. šią negali būti, Gali nes atitinka laikotarpis. būti. Nu, žodžiu, kas vyko Amerikoje, tai ginklavimosi varžybos, milžiniškos investicijos į kariuomenę, branduolinį arsenalą. Mhm. Oi, kaip čia aš pasakiau. O, žodžiu, Anglija buvo JAV sąjungininkė, Va. Sakau, kad kartu su JAV rėmė NATO. Didžioji Britanija neteko daugumos savo kolonijų, tuo metu Indija, Afrika, Karibai. Bet va, jos buvo sąjungininkės šitame ginklavimuose. Nu, tu viską teisingai pasakė. Jo. Gerai. Truputį istorijas. Gerai, dabar Man atrodo, kad moteris buvo kažkaip labai dominavo tuo momentu kaip šnipės. Su tais visokiais, žinai, labai atrodo tokie kaip žmonės labai elegantiški tokie. Rūbai labai prabangus. Bet aš jaučiu, kad ta organizacija, kurioje aš esu, yra slapta. Nes viskas labai slaptai, viskas vyksta, taip atrodo, netgi ta vieta, tas dvaras yra kažkaip tais nuošaly. Supranti, atrodo, aš matau daug miškų, taip supranti, tokia kaip vos ne uždara zona, supranti, kad į ją patekti faktiškai beveik neįmanoma, į tą pastatą, į tą dvarą. Eina tik tais rankasi tik tie, kas labai vieni kitus gerai pažįsta ir aš jaučiu šventimą tokį, kad kažką mes, vat, ginklus gavom, ne ginklus gavom. Aha, bet kažkas žinojo, nes paskui kaip viskas rutuliojosi, ar ne, pagal tavo. Tai gerai. Ir tada po to tu gavai tą auksinę grandinėlę ir po to jūs atsidūrėte tarsi garaže. Jūsų buvo 4 ar 5 vyrai ir moteris ir ten buvo paslėpti ginklai. Taip. Bet kai jie jau beveik turėjo jos rankose, įvyko sprogimas ir jie visi žuvo. Tau buvo labai baisu stebėti. Aš čia sustoju ties tom. Oi, aš truputėlį čia pataisysiu, nes aš tarp jų laikiau tos ginklus taip pat. Ir iš pat pradžių, žinok, nebuvo sprogimas. Iš pat pradžių buvo kažkokie 2 vyrai, kurie stebėjo, kaip mes laikom tos ginklus. Ir tie 2 vyrai, kol mes žiūrėjom tos ginklus iš pasalų, mus nušovė vienas po kito. Bom, 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 girdžiu, žinok. Ir mano toks išgastis, kad mes, taip supranti, kaip iš pasalų, kaip pirmas žodis eina išdavystė. O tas sprogimas įvyko tik tais vėliau. Keista galėjo, man ta vieta gal kodėl pirma, žinai, nušovė ar po to sprogdino, bet buvo viskas labai suplanuota ir kad veiktų tas detektorius, tas sprogimas, ne, turėjo užtrukti kažkiek laiko.
Vyko labai viskas greitai. Nu taip. Mhm. O tie du vyrai, jie buvo per kažką iš tų žmonių, kaip sakant, pakviesti. Kažkas iš tų žmonių buvo, kaip sakant, išdavė, ar ne? Išdavė iš artimų ratų. rato, taip, Ir jie jau laukia, ar ne, pasislėpę. taip. Tai nebuvo tie artimi žmonės, bet kažkas išdavė. Išdavė. Aha, gerai. O tave irgi ten nušovė? Nušovė mane. Ir paskui vyko sprogimas, ar ne? Taip. O tas sprogimas įvyko tame garaže, ar įvyko tame visame pastate, kur šventė vyko? Ir žinok, man rodo, tam garaže kažkaip. Aha, o tai tikslas buvo sunaikinti tos visus ginklus? Ar jumis? Tikslas buvo sunaikinti mus, nes mes buvom tokia kaip didelis pavojus. Būtent tie 5 žmonės, ar ne, kur sakė 4-5 žmonės. Jo, mes kažkaip labai už tiesą ėjom. Tai jūs buvo tokie kaip iniciatoriai, tokie kaip vadai, žinai, kaip iniciatoriai, kaip galvos, tokios pagrindinės. Labai panašu, taip. Taip. Ir mes buvom labai pavojingi. Ir jo, tiesiog norėjau atsikratyti, nes per daug. Gerai. Tai į realybėje, toje reinkarnacijoje jūs visus nušovė tame tarpe ir tave, bet astralinėme plane projekcijoje, kai tave vedė ir tau rodė, tu, tai aš kaip suprantu, tu projekcijoje pradėjai nuo jų bėgti, ar ne, ir jie tave vijosi. Taip, aš projekcijoje kažkaip tarsi susiliejo projekcija su reinkarnacinė informacija ir toks jausmas, kad aš turėjau čia kažkaip sutvarkyti, aš turėjau pamatyti, kas įvyko, nes man toks jausmas buvo, kad aš per tą šoką aš nesupratau, kas čia įvyko, supranti. Ir man projekcijos metu davė tą šansą pamatyti, kad buvom išduoti ir kad galiu perspėti kitus, kad saugotis, kad yra išdavikų. Tai tu pradėjai bėgti, jie tave vijosi, pasislėpė prie durų, kur tavęs nebepamatė ir tada įbėgus į vakarėlį pradėjai rėkti, jog jie visus nužudė, neįleiskite jų. Ir sargybiniai susidorojo su jais, neįleido jų vidun. Ir tave pasveikino ir auksinę grandinėlę pastorino. Ir tu grįžai tada atgal į save. Taip, atrodo, kad aš čia sutvarkiau, kažkaip tais perspėjau, kad saugotas tų išdavikų. Ir tada toks jausmas, kad toj projekcijoje aš kažką tarsi pakeičiau kažkokią tai ar įvykio grandinėlę, kažką susitvarkiau informaciniam tam lauke. Ir toks kaip pasveikinimas, žinai, kad tu pagaliau išdrįsi, galbūt netgi išdrįsi pažiūrėti tai, kas tau įvyko, kad, kažkaip tarsi mano siela norėjo susidurti su to iššūkiu iš naujo, su tuo įvykiu iš naujo, kad galėčiau perdirbti kažką savy. Nes tarsi lyg ir kažkoks kaltės jausmas buvo vidinis. Man norisi paklausti, ar mes galime eiti į kitą projekcijos dalį, nes jos buvo tęsinys. Ar čia buvo padaryta viskas, ar ne? Taip. Nes ir tada, kai tu pasakoji, taip atrodė, kad tu ir susitvarkėjai toje projekcijoje, ką reikia. Gal tavo vedlė dar nori kažką pasakyti? Taip. Į antrą projekciją einu. Gerai.
tęsimės. Ir čia tada jau buvo prieš keletą dienų tęsinys, kad tu pati net nustebai, kad pirmą kartą projekcija buvo su tęsiniu. Tai vėl tu pajutai, kaip rideniesi ir staiga išgirdai paukščio sparnų garsą. Tave pakėlė ir šį kartą jis tave nešė. Čia paukštis, taip suprantu, ar ne? Jo, didelis labai paukštis. Ir tu žiūrėjai į apačią, matai žolę, balsas kimsta, gėles, savo sodo vaizdus. Ir tas paukštis tave nuskraidino į kitą sodelį. Galvojai, kad labai faina, kad norėtum dar paskraidyti. Tačiau keista, tai buvo tarsi tavo paskutinės projekcijos tęsinys, tik jis jau buvo dienos šviesoje ir viskas buvo labai aišku. Gal prie to paukščio truputį sustokime, ar ne? Pasižiūrėk, kas jis toks buvo. Labai labai didelis paukštis su dideliais sparnais, toks baltas, baltom plunksnom. Tai čia jau iš tų angeliškų. Angeliškų, taip, būtybių. Tiesiog nešė į tą vietą, kad, tu dar čia atrodo kaip ir patvarkiai, bet nesusitvarkiai iki galo, žinai. Jo. Jo, tai čia tas. Gerai. Tai tu pamatai vėl tuos pačius laiptus, tas pačias duris, bet šį kartą ta vieta atrodė kaip senovinis dvaras. Galvoji, užeisi pažiūrėti, kas vyksta. Ten koridoriuje sėdėjo šviesiaplaukis berniukas, labai ramus, švarus, tarsi šviesos vaikas. O už pravirų kambario durų gulėjo 3 šviesūs vyrai, lyg sužeisti. Jie buvo kitame kambaryje, bet scena išliko aiškiai, tarsi nusikaltėliai, kurie buvo sugauti po kažko sunkaus. Ir tada tu klausi to berniuko, ar tu žinai, kad esi astraliniame pasaulyje? Jis atsako, žinau, bet aš čia sėdžiu jau amžinybę ir negaliu išeiti. Jis pabrėžė, jei atlieki nusikaltimą, labai sunku išeiti. Aš paklausiu, ar dažnai aš pasirodau? Jis sako, dažnai užeini aplankyti. Vadinasi, mes susitikome daug kartų. Tu jį apkabinai labai stipriai, pažiūrėjai į jo akis, jos buvo gilios, tarsi nekintančios. Tu paklausai jo, kaip aš išėjau, kaip man pavyko. Jis atsakė, tu buvai raganaitė, tokia bambanti, žiūrėjai, kur arkliai. Staiga jis pakeitė išvaizdą, pasidarė kažkoks keistas, net pažįstamas. Tu paklausai, kokia mano suknelė buvo, ar aš ne agentė buvau, ir viskas, projekcija nutrūko. Gerai. Taip, kai aš pamačiau, kai tas paukštis nunešė mane prie to dvaro, aš iškart atpažinau tokias duris, tos, kur naktį mačiau, ir jos, nejaugi aš vėl viską iš naujo matysiu, kaip ten viskas vyko, galvoju, žinai, galvoju, gal koks lūpas, žinai, tokias mintis krito, gal aš jau, bet tada galvoju, aš išdrįsiu pažvelgti vėl, kas ten. Ir supranti, tie nusikaltėliai atrodo, kad čia tie patys, kurie įvykdė tą nusikaltimą, tą sprogimą. Ir man toks jausmas, kad jie buvo, žinok, tardomi ir netgi žalojami. Taip ir vykdavo, kad nori išgauti tiesą kankinimais. Taip. O tas berniukas, ar jis buvo vienas iš jų, kuris įvykdė nusikaltimą? Jo, žinok, tai ar aš tas, nejutau, kuris kad išdavė? Tas, kas išdavė, nes man toks jausmas, kad jeigu tai būtų mano dalis, aš būčiau pajutus, bet aš pajutau, kad čia kažkokia turėtų įvykti transformacija, nes tarsi
tas berniukas tave labai tarsi kaltino dėl to, kas vyksta. Ir kažkaip atrodo, kaip aš transformuoju, kažkaip pradedu transformuoti ir tam įvykiui, toks kaip išlaisvinimas, tokia kaip atrodo, aš suprantu tai, ką aš padariau, žinai, ir tarsi noras, kad ir aš atleisčiau, toks kaip atleidimo, kad tas siela galėtų išeiti iš tos erdvės. Tai nėra kažkoks tai, žinai, astralinis kalėjimas, aš negalėčiau pavadinti. Jis daugiau yra energetinis kažkoks tai, kažkokia tai energetinė vieta. Ir tarsi aš amžinybę tarsi laukia, kol aš pagaliau, žinai, atleisiu kažkas tokio, taip. Aš Čia yra tarsi... visatos dėsnis toksai? Taip. Ar ne? Aha, atrodo, aš ateinu, aš aplankau, bet aš iki galo nepaleidžiu, supranti, dėl ko jis sako, tu dažnai mane lankai, tu dažnai ateini tą erdvę, bet aš vis dar negaliu iš čia išeiti, nes nėra to visapusiško paleidimo tos situacijos. Wow. Tai mes tavo širdis ar kūną laksta, žinau. Taip. Wow. O jeigu tai pakilus taip dar aukščiau, ar čia buvo kažkoks karminis susitikimas? Labai tai buvo... Labai Nes panašu. visos mūsų sielos, kad ir mes neprisimename, bet tikrai esame buvę abiejose pusėse. Taip. Ir blogosiuose. Ir esame įvykdę nusikaltimų. Ir vat, man tas visada yra įdomu, tas aukštesnis sielų susitarimas ar tikslas, ar aišku, gal ne visada jis yra. Taip, sielos kažkaip duoda laiko, ta prasme, kad susimastyti, ne? Ir kartais ateina tas laikas, pribrendimo laikas, kai tu supranti, kad ta siela iš tikrųjų nuoširdžiai gailisi, supranti. Ir kai tu atleidi ir paleidi, kažkaip atrodo, viskas lik ir nušvinta, ta vieta visa nušvitusi, supranti. Ji netgi kaip ir išsiskaido, ta visa erdvė, tas visas dvaras. Ir tie kiti vyrai irgi, kurie dalyvavo, ar jie irgi ten pastrigė? Ar jie irgi laukia tokio kaip atleidimo? Atrodo, kad tas atleidimas jau visiems kažkaip atleista visiems yra. Tas berniukas, kaip čia dabar tau pasakius, Atstovas jų visų? taip, atstovas jų viso, aš gal kaip čia parengt žodžius. Aš galvoju, aš žinok, man irgi eina informacija galbūt. Jo, tai tu labai teisingai, čia toksai kaip tos erdvės kažkaip tas toksai, kuris išlaisvina kažkoks irgi transformatorius. Ta siela kažkaip yra su visais sujungta, žinai. Ir toks kaip vidinis vaikas, tas toksai, tu pamatai tą sielos tyrumą ir tu supranti, kad ta siela tikrai nuoširdžiai gailisi. Ir atrodo, laikas tą maską kažkaip tais paleista trišti, kad visi mes iš tikrųjų esam padarę kažką vieni kitiems, daugiau ar mažiau. Taip, čia labai priklauso, kokiame laikotarpyje buvom, kokios ideologijos buvo, kokios šalis supriešintos. Žinai, kaip ten įskiepija viską.
Mhm. Ir kovoji prieš ką ir neaišku ką iš tikrųjų. Taip. Gerai, tai ar dabar įvyko visa ta paleidimo Jo, reakcija? įvyko. Taip, taip, taip. Mhm. Nes aš matau tą dvaro, ta erdvė, jinai tokia apšviesta, tarsi, žinai, skaidosi į šviesą, tarsi nebelieka tos tiesiog šviesa, begalinė šviesa. Mhm. Kažkaip ramiau, taip ant širdies kažkoks ramumas. Mhm. Tai fainai, tai tu pirmą kartą susitvarkei tiesiog savo tą visą traumą, pamatėjai, kaip sakai, tą situaciją iš šalies, turėjai vėl naują galimybę perspėti, Mhm. o dabar sutvarkei dar ir tą kitų žmonių Taip. trauminę situaciją. Kaip fainai. Mhm. Mhm. Ar su šia projekcija tada yra viskas aišku? Taip. Tai aš tada stabdau įrašą. Mhm. Gerai.